Sveiki žvejai. Aš vėl prie to pačio vandens telkinio, kur buvau ir paskutinį kartą. Šiaip jau 1 valanda dienos. Nedaug liko ir be pažuvauti. Reikalų buvo. Šiaip tai ir grybai pradėjo normaliai vykti. Pasiekiau užvakar savo šilbaravykių dienos rekordą. 126 kg pririnkau. Bet šiandien grybauti negalėjau, turėjau reikalų. Tai va bent keliom iki vakaro valandėlėm išvažiuoti pažuvauti. Nu ką, nusistatysiu savo šiandien minimą bent pačiupinėti 10 lydekaičių, o žiūrėsim kaip gausis. Kas skubu? Lietus lyja, bet nieko. Apsirengęs neturėtų perlyti. Valčių nematau. Nors žinau, kad savaitgalį čia buvo nemažai žvejų, bet kažkaip nieks nesigyrė. Ar be maslų netitaikė, o gal ir žaro nebuvo. Va, šiandien ir patikrinsiu. Šiaip galvojau ant kito ežero važiuoti, ant Varėnos, vadinamos jūros, bet ten žinau, kad pagrindė kibimas geriausias būna iki pietų, o čia būna dažnokai tas vakarinis kibimas. Tai nusprendžiau vėl čia pat pabandyti, nes per daug ir dar kas svarbiausia, kad ir masalos radęs. Pasiėmiau vėl tik woblerius. Pabandysiu tą, kur kibo prieš tai. Ir gal dar kitus pakvietliausiu. Nu, pažiūrėsim žvejybos eigoje. Ką, tuo ir bandysim. Nu, va, pirma yra. Kažkas skambina dar. Aha, klausau, Vilmantai. Sveikas. Ne, va, žuvau, nuimplaukiau lavysam va ką tik. Tai va, pirmą lydekaitį sodinau, va, traukiu. Ne, vienu žodžiu, pirmais buvo metimais kibimų, bet tu neįsivaizduoji. 4 metimų, nu, nebuvo daugiau, 4 kibimus turėjau iš vieno inkro, bet nei viena neužsikabino woblerio. Va, dar va, tai graži, tokia tikrai virš kilo. Na. Rai, davai. Nu va, virš kilo. Nu, atiduodam. Oi. Šį kartą visos keliaus namo. Pirma. Dar liko 9. Bet kas keiščiausia, kad jau turėjau 4 kibimus. Čia 5 kibimas, bet vairam woblerio, bet nepasikirsto kažkaip smūgelį, jauti smūgį. Na va, antra nedidžiulė. Lieka 8, bet kaip ima per galvą. Ai, kaip negražiai. Ai, ne, normaliai. Tai po to. Laukiam. Patikrinam pavadėlį. Nes gerai. Dar liko 8 pagauti. Dar viena turbūt bus 3. Lieka 7. O, spaudžia. Galbūt šiek tiek gražesnė, jei kur ne už. Taip, gali atsikabint, vis tik jau skaičiuosi. Jokia įdomiai ėjo stipri. Taip, lieka pagauti 7.
Ketvirta. Eina. Ne, aš tau turėtų būti biškį didesnė. Jo. Jau gražesnė. Iškėlo. Gražuolė. Atsikabink. Kokia. Dvi mažiukės, dvi didesnės. Va, plaukiam. Keturios, dar 6. 5. Nu ilgokai jau negavau kibimų. Kokią valandą kol va. Aha, 5. Nu, užskaitom už 5. Užskaitysim už 5. O, kokias gražus ešerys. Taip, žiūrim, gal čia būrys. Čia woblerį. Iš karto pagavau vieną nedidžiulę. Uždėjau originalą Maskvada 128. Spalvinimas toks pats. Aišku, giliau eina. Oho, čia nedidžiulė, bet 6. Eina man skaičiaus. Tai viena buvo tokia atsiekė, kad motinėlį, bet dėja neįtiko. Va, atitaikiau masalą vėl. Antras metimas, vėl lydeka, išdėjau Maskvadas, va dar veikia. Buvo 7 žuvelė. 7 žuvelė. Septinta. Va, koks maskvadžiukas. Gal sulytas ekranas, gal bus kokybė prasta. Nu va, smaiga. Va, tik uždėjau 2 metimai, 2 rašpiliukai. Reikia pabandyti gal į kamerą. Čia kilio nedaug, tai Maskvadas dugną kabina, tai biškį žaidžiu čiut į viršų, kad nu va, 8 nedidžiulis, dabar tik tai kyla. Matyt, kabinas gal norimas ar kas, tokios va mažos. Bet vis tik skaičius. Kaip nepatinka, kada pasikinko 2 kabliais. Labai daryšiu. Nu ką, reikės žiūrėt, kaip gelbėti jie. Nu va, išvargau turbūt 9, bet labai mažas dabar pradėjo tik tai. Tik tokios mažytės. Lyg tai 10 ar 9. Bet va kaip įdomiai. Woblerį sugrąžinau, rerenžiką.
ir iškart didesnė lydeka. Maskvada ima normaliai. O, čia šitas visai padarė. 9, nu, atsikabins tuoj. O, čia 2 kilai. Drąsiai. O. Nu, netrauk dviejų. Kągi. Na, bet graži. Nu, nežinau, ar 10, ar 11 jau. Biškį pasimečiau. Ką, jau turbūt važiuosi ir namo. Greitai. Nes jau greitai ir temps jau geras 4 valandas atžuvavau. Nu, velnas, tie trišakiai tai yra žiauru. Vienas ištraukia, kiti įsminga. Dar vieną įsišnekinom, nedidžiulę. Nežinau, ar 11, ar čia 12. Bet įsišnekyti įmanoma. Mažesnė, didesnė. Nu ką, žvybą baigiu. Plaukiu jau namo. Užteks. Kiek beveik 6 valandos. Visą laiką pralijo. Žuvų buvo pagauta. Norma, kas užsibrėžta, surinkau. Ką, susitiksime kitą kartą.